Na tai ką, mėlėjai, sveiki, čia vėl Wicked Bunny ir turbūt kaip jau pastebėjot, atsirado trečiasis RuneScape'as, kaip sakom. Tiesa, grafikos, aišku, pagerėjo iš tiesų, kaip matom, bet bugų dar vis dėlto žiauriai daug, iš tiesų ability baras, va, kaip matot, išlenda, ne? Opa, jau lieka toj pačioj vietoj. Tai visiška nesąmonė, nes kiekvieną kartą tenka tvarkyti, kažkaip bandai ją naudot. Tai dar vienas iš tokių pagrindinių bugų, kurį radau, tai kai tik atsirado, va čia, kaip matot visi, bandžiau daryti warbands ir hopinau kitą worldą ir dingo tas friendchato. Va šitas dingo. Realiai dariau warbandus realiai nežinodamas nieko absoliučiai. Taip pat kas kažkiek laiko dingsta va šitie vat. Nežinau kodėl, ta prasme nusistatau, vat, nu, kad būtų bent jau vienoj erdvėje ir jie dingsta. Tai manau gal sutvarkys, nes vat, prieš realiai porą minučių buvo update'as, tai dar aišku ne visus sutvarkė, bet manau bent jau kai kuriuos. Kaip mato dabar vat, renku tuos Divine Tiers, tai čia jeigu pastebėjot, jeigu įsiloginot jau, turbūt pastebėjot, kad tas buvo tas cutscenas ir pristatė kaip ir, nežinau, minigame'ą ar ką čia, kuris truks realiai mėnesį. Tai manau, kaip tik šio minigame pabaigoje atsiras naujas skillas Divination. Tai vat. Tiesa, vat, kaip matot, jau gan nemažai aš esu surinkęs. Revardai šiaip iš tiesų kiek gan pusė velnio. Taip. Turėjau pakankamai nemažai jų. Tai vat. Bet matot čia vat, galima pirkti tos batus, pirštinės, titles, emotes. Bet kažkaip aš noriu vaką pasiimti. Gal netgi netyčia pasiimsiu kažkurį iš tų, net nežinau, kaip manoma, čia yra kostiumas kažkoks. Kaip matot, jau įpusėjau. Dar yra kaip du tie, tai jie, manyčiau, turėtų atsirakinti šitas po 7 dienų, o šitas po 4 savaičių. Tai va, jeigu atidarysit savo mapą, tai pamatysit, ką Jageksas padarė, tai biškis sugadino čia visą tą erdvę, bet visiškai nėra jokio paėjimo įmanoma. Ai, taip pat, jeigu, tai kaip jau sakiau, ten dar galima pakalbėti su tuo Duke of Lumbridge, tas, kur antram aukšte pilies yra. Ten su juo pakalbė ir ten gali dar gauti nemažai expo. Tai vat, po kol aš ten bėgu ir grįžau atgal, tai, kaip matot, vėl dingo visą tai, kaip jau sakiau, tai visiška nesąmonė. Tai iš naujo reiks susidėlioti viską, vat, visus vat, interface, tai užnisa tiesiog iš tiesų visiškai dar neapgalvota, kai ką paspaudė ir nesišlenda. Tai manau, dėl šito jie turėtų padirbėti ateityje, nes po kol kas yra visiška betvarkė. Tai vat. O taip pat bandžiau surasti, kaip būtų galimybė pasikeisti spalvas, bet vis dar kažkaip neradau kur. Taip pat nėra public chat, tai tas all chat, emotes ir visi tie kiti. Ir kažkaip neina skirti, nėra tos galimybės, kad kaip ir anksčiau rašytų va čia va tas privatas, kad būtų labai viskas aiškiai matoma. Tai čia, sakyčiau, irgi va yra minusai šiokie tokie. Taip pat nesuprantu, kodėl
Open Active Task. Kai paspaudėm, gal sutvarkiau, net nežinau, nes... Ai va, sutvarkiau, tai va, bent vieną bugą sutvarkė, nes anksčiau toks pats visiškai būdavo ir čia kai paspausdavai. Tai va, tai manau, šioks toks trumpas update video. Visą norėčiau išgirsti, kokia yra jūsų nuomonė apie šį update, ką manot, kokie jūsų pastebėjimai būtų ir gal kažką norėtumėt šiaip aptarti. Tai šiam kartui tiek, laukit kitų video, iki!